Laida etikėčių klijavimas. Supraskim, tai nebūtinai pakeičia turinį. Šiandien pas mus svečiuose filologijos mokslų daktaras Vidas Valskys. Sveiki, Vidai. Sveiki. Malonu Jūs matyti. Ir kaip lingvistas lingvistui norėčiau Jums užduoti klausimą. Kadangi mūsų laida vadinasi etikėčių klijavimas, tai norėčiau pagvildenti pravardžių temą. Iš kur atsiranda pravardės, ką iš tikrųjų jos reiškia, kaip jas reaguoti, ir panašiai. Na, iš tiesų, pravardė tai tikrai galima laikyti vieną iš etikėčių. Labai įdomus tas asmenų įvardymo lygmuo tos pravardės. Na, jų turbūt įvairiose tautose ir įvairiose kalbose galima rasti labai daug. Na, o pagrindinė turbūt pravardės funkcija yra ta, kad vieni žmonės kitus, ypač tuos, kurie kažkuo skiriasi, ypač smarkiau, jeigu skiriasi nuo baltos varnos. Jo, baltos varnos, albinos ir panašiai nuo kitų, tai juos ima kažkaip kitaip pavadinti, juos kitaip pavadinti ir išskirti iš to kolektyvo, iš tos bendruomenės, kaip tokius savotiškus nukrypėlius nuo normos. Tai taip ir randasi tos pravardės, o jos būna labai įvairios. Na, įmamas koks nors žmogaus arba grupės žmonių kažkoks požymis, jis išskiriamas, šiek tiek utriruojamas arba ir smarkiau sušaržuojamas ir tampa pravardė. Na, koks nors Ryžas, pavyzdžiui, tai matyt, labai jau neįprastai tą plaukų spalva ir tas gymis atrodydavo, dėl ko taip kai kurios žmonės vadindavo. Tai paskui Ryžais vadindavo ir neryžus. Tiesiog atskalūnus. Na taip, gali ir taip atsitikti, ir galėjo taip atsitikti, turbūt taip ir buvo. Vėliau, aišku, galėjo atsitikti taip ir atsitiko, kad pravardės, kai formavosi pavardės, tapo pavardėmis. Kitaip sakant, yra toks didelis sluoksnis pavardžių, kurios yra pravardinės kilmės, tai jų apstu tiek lietuvių pavardinė, tiek ir kitų tautų pavardinė. Koks nors juodagalvis, pavyzdžiui, koks nors kreivys, kairys, čia vis pravardinės kilmės pavardės. Jeigu apie pavardės, tai kartais ir profesinės kilmės būdavo pavardės, čia toks lengvas nukrypimas. Taip, ir profesinės kilmės, kitaip sakant, pagal profesiją, pavyzdžiui, koks nors dailidė. Kriaučiūnas, taip, arba kriaučius. Taip. Tai be abejo, pagal pačius įvairiausius požymius tos pravardės galėjo rastis ir radosi. Jas ir dabar mes klijuojame pagal tam tikrą kažkokį požymį. Na, ir tos pravardės, aišku, dar įdomu tuo, kad galėjo būti vadinami atskiri žmonės, pavieniai asmenys, bet galėjo būti jos klijuojamos ir buvo klijuojamos ir asmenų grupėms arba tam tikroms besiskiriančioms nuo didžiosios bendruomenės dalies asmenų grupėms. Na, pavyzdžiui, galima prisiminti tokią istoriją, kurią yra aprašęs istorikas žurnalistas Virginijus Savukynas. Tai bambizo, žodžio bambizas reikšmė. Tai šitokia pravardė buvo paplito labai smarkiai reformacijos laikais Lietuvoje, kai reformatai pradėjo smarkiai stumtis į Lietuvą ir savo ideologiją, savo religiją plėtoti ir katalikai juos ėmė vadinti bambizais. Dabar kodėl bambizais? Kodėl bambizais? Todėl, kad bambizas, paprastai mūsų kalboje reiškia tokį pilvotą, stambų. Nuo žodžio bamba. Taip, dramblotą, dručkį žmogų. Na, o reformatai, kaip žinia, nuo katalikų visų pirma, ne visų pirma, bet vienas iš požymių, kuo jie skiriasi, tai jie nesilaikė pasninko. Ir dėl to, matyt, su tuo reikia sėti šitokį jų pravardžiavimą. Dar norėčiau paklausti, yra pravardės ir yra slapyvardžiai. Taip. Nes pravardės dažniausiai žmonėms suteikiami kitų žmonių. Taip, jas suteikia kiti. Taip, tam, kad ta skirtis būtų savi ir kiti arba svetimi. Kaip kad bambizo atveju. Kažkada mane vadino katinu ir negalėjau suprasti, kodėl. Iki šiol nežinau. Tai prie slapyvardžių
gal galima šiek tiek į šitą temą ir aš labiau norėčiau į mūsų partizaninį judėjimą čia ateiti. Taip, tai slapyvardis nuo pravardės, visų pirma, turbūt skiriasi tuo, kad dažniausiai slapyvardžius patys asmenys pasirenka. Kitaip sakant, ne jiems kažkas juos primeta, ne juos taip kažkas pavadina, bet jie patys juos dėl vienokių ar kitokių priežasčių pasirenka. Nors aišku, gali būti ir tokių atvejų, kur ir primesta kaip pravardė, bet tam žmogui tas labai patiko, labai įkrito į ausis, į galvą ir jisai tą pasiėmė kaip slapyvardį. Tai ta pravardė buvo komplimentas? Nebūtinai. Bet galbūt jis ją transformavo į teigiamą konotaciją, į teigiamą atspalvį. Tarkim, taip. Dabar, jeigu kalbėtume apie Lietuvos partizanus, tai iš ties čia tų slapyvardžių galima rasti labai daug. Jie turėjo ne po vieną slapyvardį, kai kurie ir po 3 ir po 4. Ir aišku, turbūt, jeigu bent jau kalbėtume apie Lietuvos partizanus, tai turbūt pagrindinė priežastis, dėl ko jie juos rinkosi, tai aišku konspiracija. Kas įdomu, kad pavyzdžiui yra ir moteriškosios giminės žodžių, kur vyrai ėmė slapyvardžius. Yra ir užfiksuota liudijimų, kad jie juos ėmė dėl to, tarkim, kokia lakštutė, tai ne vien dėl to, kad gražų balsą turi, bet dėl to, kad tie, kas juos galbūt seka arba gali atsekti, suklaidintų. Kitaip sakant, o galbūt čia visai ne vyras, galbūt čia iš tiesų yra moteriškosios lyties atstovas kažkoks žmogus. Rinkosi jie tikrai labai įvairius slapyvardžius, čia aišku ir medžių vardai, ir krūmų vardai, ir gyvūnų vardai, ir kažkokių žymių asmenų vardai, ir turėjo neblogą, tiesą sakant, ir humoro jausmą tuos slapyvardžius rinktamis. Tarkim, yra toks matininkas, vienas iš partizanų, kurio paklausė, tai kodėl jūs pasivadinot matininku, tai sako, reikėjo stribams žemės matuoti. Ir žinoma, be jokios abejonės, ironiški, sarkastiški slapyvardžiai yra ir kai partizanai rinkosi tokius slapyvardžius kaip Hitleris, Leninas, Stalinas, Paleckis ir panašiai. Plienas. Tai buvo aliuzija į Staliną ar nebūtinai? Galbūt aliuzija ir į Staliną, bet labai sunku pasakyti. Čia matyti jau reikėtų klausti to paties partizano, jeigu jis dar iki šiol gyvas, arba jo giminaičių, kuriems galbūt jis perdavė, dėl ko jis tokį slapyvardį rinkosi. Kitaip sakant, kokia yra to slapyvardžio motyvacija. Kai mano tėvukams amžinatilsį dar buvo gyvas, Suvalkijoje atvežė prie partizanų kapo, sako, miškinį pažįstu, pas mus buvo atėjęs, bet kokie kiti, baritonas, sopranas, tai ir operos solistų vardai irgi tapo slapyvardžiais. O koks jums atrodė toksai įdomiausias slapyvardis, toks keiščiausias? Tarkim, dabar tai, kas man atėjo į galvą ir ką aš esu užfiksavęs, tarkim, ūkininkas, slapyvardis ūkininkas. Tai ne dėl to, kad jis ten buvo iš ūkininkų šeimos ar ūkininkų giminės, bet pasirodo, jisai paaiškino šitą tuo, kad jis buvo toks gana liesutis, nedidelio ūgio ir jam vis sakydavo, kai pritrūkdavo maisto, partizanai sakydavo, ūkininkė, imk tarbą, atnešk mums lašinių, atnešk mums duonos, atnešk mums dar ko nors. Kitaip sakant, galbūt vien ir dėl savo paskirties, ir dėl savo išvaizdos jis tokią pravardę, tokią nepravardę, nors iš dalies čia turbūt būtų taip, pravardė, kuri virto jos slapyvardžiu. Puikiai istorija, verta gilesnio gvildenimo. Ačiū Jums už pokalbį. Dėkui Jums. Etiketės galima sukurti bet kokias. Galima klijuoti visur. Čia parašyta pienas. Akivaizdu, kad ne. Girdėkite, klausykite, vertinkite, ką girdit ir matot.
Labą dieną. Labas, Sveiki, Nerijau. malonu. Ką čia matom? Beždžionės? Beždžionės. Žinot, girdėjau tokį posakį. Asilas, avinas, žąsinas, liūtas, ožka, gyvatė, šarka, beždžionė. Labai skirtingi žmonės. O, labai tinkamas propagandos technikai apibūdinti. Jie yra tokia propagandos technika, kaip jinai vadinasi? Epitetų klijavimas arba blizgantis apibendrinimai. Vienu atveju, kai kažką pavadinam neigiamų epitetų, na, pavyzdžiui, elgiesi kaip beždžionė ar kažką, nori pažeminti diskusijoje, tai naudoji va tokius epitetus. Arba kažkur girdėjau liūtą riaumojantį, tai, didingas kaip liūtas. Arba erelis. Arba dar kokie gražūs, taurūs gyvūnų pavadinimai. Tai yra dažna tokia technika, kurią naudoja tiek politikai, tiek reklamoje galime matyti, tiek informacinėse kovose. Ožka yra blogis, bet stirna yra gėris. Na, iš principo mes galim netgi pasižiūrėti tam tikrą tokią mitologiją, liaudies išmintį, tikriausiai iš ten ateina tam tikras ryšys su vienu ar kitu gyvūnu, kaip kažkokiu ten tobulų, gėrio, kažkokio ten dievybės atstovu, ne? Tarp kitko, vienoj visuomeniai gal gali būti aukštinami vieni kokie nors gyvūnai, kitoj kiti, arba netgi vaidmenis gali būti vienur pozityvus, kitur neigiamas. Dabar jūsų pasiklausant, galvoju, gali būti papūga, gali būti pelėda. Taip. Ir iš karto aišku, čia yra išmintis, o čia yra tiesiog toks teksto atkartojimas. Taip. Dar paminėjom čia, kaip sakant, liūtus, ožkas, stirnas. Aplankykim liūtą. Aplankykim. Nes ožkos ir stirnos gali būti liūto maistas. Taip. Pagaliau aplankėme liūtą. Jisai čia šešėlėje sėdi, mūsų laukia. Didingai mūsų ignoruoja. Tuoj pakasysim nosį. Aha. Lietuviškasis buržuazinis nacionalistas. Lenkiu link miško brolių. Vienas žymiausių partizanų iš žuvusių Liepos 30 dieną buvo pravardė Liūtas. Ir nemažai partizanų pasirinkdavo su gyvūnais susijusius slapyvardžius. Bet kalba ne apie tai. Kaip ta etikečių klijavimo metodika, jeigu atmestumėm gyvūnus, apskritai paveikia nuotaiką, nuomonę, požiūrį, veiksmą. Kaip tai veikia? Psichologiškai tai pakankamai toks paprastas mechanizmas. Manipuliuotojas nori apeiti mūsų racionalų protą, nori apeiti mūsų kritinį mąstymą. Tai ką jisai daro, jisai iš karto apeliuoja į mūsų tokį jausminį, emocinį mąstymą. Ir kai tu kažką iš karto pavadini, kokią žiurkę, gyvatę, tu kartu simboliškai perkeli ir tam tikrus emocinius šablonus į jį. Ne? Ir tada visa ta tokia komunikacijos sistema tampa paremta emocija, o ne kritiniu, racionaliu vertinimu situacijos. Tai gali būti neigiama etiketė, tai gali būti teigiama etiketė, kuri bando apeiti tam tikrą filtrą. Politikai dažnai naudoja šitas etiketės, bandydami save, pavyzdžiui, pateikti kaip kažkokį išskirtinį, emociškai, tobulą ir panašiai. Šiaip, pavyzdžiui, tiek Pirmo pasaulinio karo metu, tiek nacių propagandiniuose plakatuose dažnai buvo naudojamas erelis kaip savotiškas toks simbolinis vaizdinys vokiečių tautos, vokiečių lyderio, o tuo pačiu
oponentai buvo visai kaip nužeminami. Vat antisemitiniuose plakatuose buvo naudojamas voras, kaip neva žydai apraizgė visą pasaulį ir tie priešai, kuriuos reikia kanalizuoti tą blogą emociją, būdavo taip vaizduojami. Arba antisemitiniuose nacių dokumentiniuose tokiuose filmuose, tai būdavo apie žydus vaizduojama tokia neva jų migracijos tam tikros teritorijos, kaip žiurkių migracijos vaizdinys. Ne? Ir tu tada visiškai tokį įvedi emocinį šabloną, kurio pagrindu bandai sukurti tam tikrą vaizdinį. Ir siekiant su tikslu sukelti neapykantą. Taip, tai vienu atveju, suprantat, ką reiškia naudoti ypatingai karo kontekste, naudoti žiurkės, voro, drakono, kuris yra nudobiamas gyvatės vaizdinė. Tai yra nužmoginimo strategija tam, kad kareiviui arba visai piktai visuomeniai būtų lengva žudyti tą tavo priešą. Tai nėra žmogus, tai yra kažkokia žiurkė, tai yra kažkoks kita simbolika ir tada taip ypatingai totalitarinėse informacinėse aplinkose užvedama tokia pykčio banga ir jinai gali baigtis įvairiai, gali baigtis genocidais, gali baigtis holokaustu, gali baigtis įvairiais tragiškais istorijos etapais. Tai čia dar gali sėtis ne tik su priešo menkinimu, bet ir su priešo demonizavimu. Taip. Tarsi toks blogis, kad negalima nieko nedaryti. Tai visada šioje strategijoje tikslas yra toks keli etapai. Tai yra visų pirma yra sukuriama emocija, kuri motyvuoja. Emocija, jeigu jinai yra kažkokia pykčio, jinai motyvuoja tada tą auditoriją elgtis atitinkamai. Pavyzdžiui, naikinti tą sakykime, priešą, tą auditoriją, tą visuomenės dalį, kuri yra taip vaizduojama. Arba didžiuotis, reiškia, savo vaizdiniu, pavyzdžiui. Tai aš visada sakau, nereikia įsivaizduoti ir įkristi tam tikrus irgi loginius tokius spastus, kad viskas tik tai balta ir tik tai juoda. Pasižiūrėkite, sakykime, politikų kalbas ir ten atrasite visą tą paletę. Yra kažkas, kas yra ten liūtas, erelis, didingas, simbolizuoja, reiškia, tą patį politiką ar partiją ar panašiai. Ir yra tie blogiečiai, kurie bando uzurpuoti valdžią, iš jūsų atimti pinigus, dar kokius nors tokius vaizdinius. Šiuolaikinės rinkiminės kampanijos pilnos to. Jūs paminėjote juodą baltą. Čia yra dirbtinai sukurta dilemos iliuzija. Ne su mumis, tai prieš mus. Kava su pienu ar su cukrum. Tarsi tokia dilema sukūriama, kad arba ir nėra kažkokių kitų pasirinkimų. O dar kai tai yra derinama su kitom technikom, ypatingai su ta vagono prikabinimo ar minios ta technika, tai tada jinai tampa ypatingai tokia galinga, nes paveiki, nes tu turi iš principo dar veikti, būtent motyvuotas tokio vaizdinio, ne? Su mine, su visais. Tai tikėti prikabinta. Kaip reaguoti? Šioje technikoje esminis tikriausia toksai žingsnis, kurį reiktų atlikti, tai yra būtent bandyti suprasti, kad emocija užvaldo tave arba bando tave emociškai kažkaip tai motyvuoti. Nes tave gali kaip nors ten neigiamais epitetais apipilti, kad tu supyktum, kad tu imtumeis irgi kažkokių neadekvačių veiksmų ir panašiai. Bet kuriuo atveju šitoj strategijoje, kaip ir daugelį propagandos strategijų, tikslas yra emocinis manipuliavimas. Ir tada, ką tu aišku turi daryti, tai giliai įkvėpti
palaukti, pagalvoti, reiškia, ar mano elgesys, atsakymas vis tik tai nebus motyvuotas kažkokios mano emocijos, o tuo labiau, jeigu aš girdžiu apie kažką ten naudojant simbolius ten neigiamus arba ten visiškai kažkokiai neadekvačiai teigiamus, aš irgi turėčiau šiek tiek pristabdyti arklius ir lukterti su savo vertinimu, įjungti iš emocinės smegenų dalies, įjungti savo racionalią smegenų dalį, kuri padėtų man įvertinti šitą situaciją. Ačiū Nerijau, puikus pokalbis. Žmonės turi vardus, pravardės, slapyvardžius. Petras Akmuo, netgi vardai turi prasmes. Čia yra akmuo. Ne šiaip savo. Čia titnagas. Būtim kieti. Galim ir skeltuvų būti.